Sveiki visi, su jumis aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jūs pamokysiu, kaip sujungti Bedrock ir Java Minecraft žaidėjus į vieną serverį. Kas reiškia, kad jūs galėsite žaisti per kompiuterį, o jūsų draugas per telefoną ir viename serveryje. Tad lekiam mokytis, lekiam! Gerai, tai šiai pamokai mums prireiks paslaugos su Pro planu, WinSCP ar kitos jūsų mėgstamos FTP programos ir 3 pluginų – Geyser, ViaVersion ir Floodgate. Juos visus galite atsisiųsti iš oficialių puslapių, kurie bus palikti aprašyme. Svarbu paminėti, kad kai siūsitės Geyser ar Floodgate, būtinai atsisiųskite Spigot Paper variantą, kadangi mūsų serveriai naudoja Paper varikliuką. Na, o dabar keliaukime į WinSCP programą. Gerai, tai aš jau esu prisijungęs prie savo failų. Jeigu kiltų problemų, kaip prisijungti, esu padaręs pamoką, kaip įrašyti pluginus. Tai ją taip pat paliksiu aprašyme, ten aš taip pat prisijungiu su WinSCP prie savo serverio failų. Na, o dabar ką mes turim padaryti, tai tiesiog keliauti į plugins aplankalą ir sukelti visus šiuos 3 pluginus. Tai šiek tiek palaukiam, kol įsikels, turėtų viskas pakankamai būti greitai. Na ir štai esu atsidaręs savo paslaugos valdymo pultą, tai ką dabar reikėtų padaryti, tai įjungti serverį, kad užsikrautų visi mūsų sukelti pluginai. Tai bandom įjungti ir keliaujam į konsolę pasižiūrėti, kaip sekasi mūsų pluginams. Štai matome, kad jau užsikrovė mūsų serveris, neįsigaskite, čia dabar gali labai daug visko prirašyti mūsų konsolę, bet to jau viską sutvarkysime. Tai viskas, ką dabar reikia padaryti, išjungti serverį, tuomet keliauti į WinSCP, perkrauti, pasinaudojant štai šiuo mygtuku, štai jau atsirado šiek tiek daugiau aplankalų. Dabar pirmiausiai keliaukime į Floodgate aplankalą. Ir suraskime failiuką key.perm, jį nukopijuokime su Ctrl ir C mygtukų kombinacijom ir įkelkime į Geyser Spigot aplankalą. Spaudžiame gerai. Na ir paskutinis dalykas, ką mums liko padaryti, tai keliauti į config.yml failą, jį atsidaryti ir surasti eilutę port. Mes turime pasikeisti šį portą. Tai aš tiesiog paimsiu ir pasikeisiu iš 3.2 į 3.4. Išsaugojam. Šiek tiek palaukiam. Na ir kai dingsta tas visas langas, kuris čia ką tik buvo apačioje, galime pabandyti įjungti serverį. Tai bandom įjungti. Na ir štai serveris užsikrovė, jokių problemų neišmetė, viskas konsolėje labai gražu. Tai bandykim pradžiai pasijungti su kompiuteriu, o vėliau pasijungti su telefonu. Na ir štai, aš jau esu savo žaidime, tai spaudžiu multiplayer, jau esu susivedęs savo serverį, tai mėginam jungtis. Nu va, naktis. Gerai. Taip, tai kaip matote, serveris ant kompiuterio veikia. Dabar mums beliko tik tais prisijungti per telefoną. Tai keliaujam į mano telefoną. Na ir štai, aš jau esu savo telefone, tai spaudžiu play, spaudžiu servers, tuomet paslenku žemyn, spaudžiu add server, spaudžiu proceed. Dabar sugalvoju savo serverio pavadinimą, aš vėl užsivadinsiu Lapino urvas. Toliau į serverio adresą reikia suvesti savo IP adresą, kurį galima rasti Redfox Cloud paslaugos valdymo pulto pagrindinėme lange. Tai suvedam savo adresą. Labai svarbu paminėti, kad Redfox paslaugos valdymo pulto pagrindiniam ekrane yra parašytas IP su dvitaškiu, po kurio eina portas. Čia mums nereikia vesti porto, nes mes turim 3 atskirą laukelį, kuriame yra parašytas portas. O čia reikia parašyti tokį portą, kokį mes parašėm Geyserio config.yml faile.
Tai mano atveju buvo 19134. Tai ir čia vedame būtent tokį portą, spaudžiame save ir tuomet paslinkus žemyn atsistojame ant savo serverio ir spaudžiam join server. Na ir kaip matote, suradome mes vienas kitą, tiek aš save suradau per telefoną, tiek aš save suradau per kompiuterį. Tai viskas veikia, mes esame tam pačiam serverį, galime daryti įvairius dalykus, kokius norim. Štai va, sugriaunu per telefoną žemę, sugriaunu per kompiuterį žemę. Žodžiu, viskas puikiai veikia. Tai dėkoju visiems, kas žiūrėjot. Jeigu patiko ši pamoka, būtinai paspauskite patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, būtinai parašykite komentarą, kokios pamokos norėtumėte toliau. Na, o su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!